tai va, būtent tai ir įdomu, kad visi dalyvautume dėl to, kad tiesiog smalsu. Smalsu, kiek žmonėms įdomu, kiek kas ko atsimena. Nes aš tai, pavyzdžiui, atsimenu, kad Vladas Bagdonas 70 metais vaidino diplominį spektaklį ir tai buvo Rūgiuose ties bedugne. Bagdonas vaidino Holden. O dabar toks bus kvailas sakinys, kad... Koks? Taip. Tai suformuluosiu. Naujausias Vlado Bagdono vaidmuo lietuviškame teatre, lietuvių teatre. Spektaklis vadinasi Sudie idiotai. Nedaug dieve, kad tai būtų paskutinis lietuviškas spektaklis. O tas spektaklis atsirado dėl to, kad Vladas Bagdonas kaip pedagogas su savo studentais Muzikos ir teatro akademijoje pabandė sugrįžti prie tos knygos, prie Rūgiuose ties bedugne ir pagal tai suimprovizavo studentai Atviras ratas savo spektaklį. Pakvietė Bagdoną, savo pedagogą, vaidinti mokytoją. Tai va toks langas. Na, iš tiesų, man prieš 5 ar 6 metų labai norėjusi pasižiūrėti, kokią akimi žvelgia į šitą kūrinį visiems žinoma šiuolaikiniai jaunuoliai ir kaip jie galėtų mąstyti, ar jiems tinka tas mąstymas Holdeno, ar arti širdies, ar tolėliau. Ir mes jau buvom linkę daryti iš to mūsų pabandymų ir diplominį spektaklį. Bet paskui paaiškėjo, kad Selindžeris, mes šiek tiek esam gal blogai apsiskaitę, turiu omeny manęs save patį, kad Selindžeris ir jo giminė apskritai uždraudė naudoti visus kūrinius, bet kurioje srity neatsiklausus jų, o apie Rūgiuos ties bedugne tai net kalbos negali būti, jau kur nors kada nors jis būtų pastatyti. Ir mes ir nutarėm apeiti šitus visus įstatymus kitokiu būdu ir tą nutarė padaryti Aidas Giniotis kartu su Atviru ratu, pakvietęs mane į tą kūrinį, kuris jau dabar vadinasi Sudie idiotai, kuris turi kažkokių tokių sąsajų labai tolimų su Selindžeriu, Rūgiuose ties bedugne, bet jie tokie tolimi, kad amžinatilsį Selindžeris tikrai nepastebi ten iš dangaus, kad čia yra kažkas susijęta su juo. Ir va, bet per tuos bandymus aš pamačiau, kad jaunimui šitas kūrinys yra ne tik kad mėgstamas, bet kai aš neatidaviau vienam savo studentui tos knygelės, kurios aš pats neturėjau, tai jis labai pergyveno. Ir jis iki šiol pergyvena, nes aš iki šiol dar jos nesu atidavęs, nes jau turiu 2, vieną naują ir tą pačią jo seną sudėvėtą, bet jau mano tokia liga, jeigu aš pasiimu iš ko nors knygą, tai prašom man neduoti knygos, ją skolinti, nes aš galiu negrąžinti. Lygiai tą patį ir Pautieniui, esu skolingas Zorba knygą, iki šiol va šiandien kaip tik Laimono Pautienį buvau sutikęs ir vėl nusilenkiau jam iki kelių. Laimonai ant pačios gražiausios vietos, pačioj matomiausiai vietoje šitoji knyga guli. Na, padaryk tu taip, kad aš tave matyčiau pro langą ir iš karto galėčiau pasiimti ranką už jos ir išleist tau pro tą langą, tą knygą atiduoti su didžiausiais atsiprašymais. Bet, ko gero, ir mano studentas Jonas ir Laimonas Pautienis, jie taip ir atgaus knygą, tik tai labai tolimoje ateityje. Tai dar viena knyga užsiliko. O, taip, dar viena knyga, bet aš jau čia bijau viešai sakyti, nes tiesiog gali man ateiti iš bibliotekos Mickevičiaus bibliotekos sąskaita. Ir jeigu jie ten ima po 2 ar po 2 centus ar po
15 centų, tai šakės man. Aš viską turėsiu parduoti ir paskutinį kostiumą. Nes aš esu paskolinęs iš Mickevičių bibliotekos hotelą. Na, ne tik hotelą, ten keletas kitų pjesių, bet hotelas man yra svarbiausia. Ir tai aš ten į tą knygą net nepažvelgiu, niekada. Bet aš ją vežiojusi, kaip kokį vežiojusi tas išvykas į gastrolis, kaip kokį talismaną pasidedu. Hotelą, aha, vadinasi, taip, vaidinsim čia šitą kūrinį, Šekspyrą, o ne bet kokią adaptaciją. Va, ir jau įrašyte, kad aš esu skolingas, aiškiai bus koks nors signalas. O padarysim vakarėlį Mickevičiaus bibliotekoje. Gerai. Va, tai čia ne tiek apie vaidybą, kiek apie mano tokią, na, nesąžiningą požiūrį į skolinimąsi. Bet aš mėginsiu pasitaisyti, bet tik nebūt per vėlu. Tai čia tavo ir dosie, nuo Rugosietės Bedugnė iki Zorbos, Otelo. Na, žinoma, galėjau dar skolintis ir kitų knygų. Nu, pavyzdžiui, Pirosmanį, tu skolinaisi apie Pirosmanį, kai ruošėsi vaidinti? Ne, ten tiesiog buvo pjesė, jokių artimų žmonių tarpe neturėjo niekas. Gal albumų kokių turėjau, bet jau albumas tai toks daiktas, kurį vis dėlto reikia gražinti. Tai aš taip jau stengiausi nesiskolinti, nei iš Eimanto, nei iš Kopriecovskio. O skaitai apie Pirosmanį? Be abejo, tai ir buvo filmas, kurį mes ir kartu visi žiūrėjom. Ir aš žiūrėjau, kai rodė per televiziją Rusijos, ko gero, kokį nors kanalą. Toji pjesė, kuri buvo panaudota ir visi jau. Ne, visi. Korostuliovo, jinai buvo visiškai niekam tikusi, bet kažkoks teatras buvo ją pastatęs, negaliu pasakyti koks. Nesuskambėjo jis plačiai po Tarybų sąjungą, tas spektaklis, dėja. Korostuliovo pavardė skambėjo gana plačiai, nes jis truputėlį priešinosi visokiam, kaip sakant, jo teksto naikinimui, kiek žinau, jis labai norėjo, kad ten žodžiai vis tik išliktų. Galiausiai ilgai buvo su jo deramasi su tuo Korostuliovu, kol jis sutiko pagaliau, bala nematėte, tik kad mano pavardė būtų ant afišos. O tekstą jau kaip nors darykite pagal savo nuožiūrą, elkite su juo, mes savo nuožiūrai pasielgėm. Paėmėm pieštuką, išbraukėm viską, kas tik buvo įmanoma. Va, ir įvairiausių tų tokių spektaklių, apie kuriuos čia ir tu prisimeni, ką tik dabar stovėdami ir apie vakarienę 5 būtų galima šnekėti ilgai ir nuobodžiai, ir apie daugelį kitų, ir apie Šekspyro. Bet žinai, kas man įdomu, aš vis bandau iš Bagdono sužinoti štai ką. Bet pavyzdžiui, kai jis vaidino tą Holdeną, diplominis spektaklis, jauni artistai, tai yra iš viso pirmas pasirodymas scenai. Būdavo tai akademinėme teatre, dabartiniam nacionaliniam, pilna salė, perpildyta, patek būdavo neįmanoma, man šiais laikais net nesugausiu, kur tie vaidina ir taip paprastai tėvam būna įdomu ir bendrakursiam, bendramoksliam, o tada tai tiesiog lūždavo salės. Ir sakykime, aš jums galiu prisiekti, kad Bagdonas kaip aktorius buvo pastebėtas nuo to pirmo spektaklio. Ir po to antras, jau kai grįžai iš kariuomenės, buvo Rastausko pjesė Lenktynių aitvaras 72 metais. Jau pavardė skambėjo, jau tu reiškiai. Netgi, pavyzdžiui, aš labai man gražu, kai aš perskaičiau Aido Marčėno tą citatą, kad jis, Aidas Marčėnas, 75-6 metais, tada dar buvo kapsukas stovėjo ten, kaip ta gatvė vadinosi, Gorkio. Buvo tokia kavinė, kuris pastebėjo aktorių Bagdoną, liūdna ir susimaščiusi. Ir kai Bagdonas išėjo, tai
Marčėnas, 16-metis, nugvelbė taurę, iš kurios Bagdonas gėrė. Tai įsivaizduojat, ką aktorius reiškė? Tai vat man įdomu iš Bagdono sužinoti. Tau kokie nors artistai reiškia ką nors? Tu svaigai, dievinai, norėjai būti jais? Na, šiaip tai matau, dauguma yra mergaičių. O aš norėjau užduoti tokį klausimą vaikinams, bet čia nematau, kad būtų. Yra. Dalykas tas, kad kai aš pasakiau tėvams, jog aš eisiu studijuoti aktorystės, tai tėvas mano neapsidžiaugė. Mama irgi. Nes nei vienas, nei kitas nežinojo, ką tai reiškia. Jie manė, jog aktorystė tai yra saviveikla, ir tėvas sakė, sūnau, aš irgi viskį vaidinau, klojimo ten teatre, man truputį buvo nedrąsu, reikėjo išgerti, bet gyventai tu iš ko gyvensi? Sakytų, alga ten moka, jeigu pakliūsiu į teatrą. Tai aš jau čia neliečiu mergaičių, bet aš nemanau, kad labai jau kokio nors bernioko tėvai apsidžiaugė, sužinojo, jog jis turi tą staiga šoktelėjusią svajonę įstoti į akademiją ir būti aktoriumi visą gyvenimą. Artisto profesija yra tokia, man atrodo, visuomenė jį turi tokią poziciją ne visai pozityvę, jau taip galima įsireikšti. Artistas. Geria ir kabina mergai. Taip, artistai geria, o artistės kitką daro. Tokios yra nuostatos, tokios jau seniai, man atrodo, bet ir Čechovo laikais šitas buvo, jis, man atrodo, parašęs nemažai yra apie tai, kad čia tokia profesija nėra iš pačių prestižiškiausių ir jeigu aš netapau inžinieriumi, ar jeigu aš stočiau į inžineriją, tai tėtis būtų žymiai labiau apsidžiaugęs, tik visą laimę, jog iš tos konservatorijos į kariuomenę nereikėjo eiti į trynę. Tai klausyk, čia rimta institucija, jeigu neima į kariuomenę, tai čia ką, gera mokykla, tai eik tada studijuok, nes labai tėvai nenorėjo, buvau vienturtis sūnus, kad jie nematytų manęs ilgesnį laiką. Aš iš tikrųjų, nepaisant to, jog toj saviveiklai dalyvavau nuo dar neturėdamas 17 metų pas Vladislovą Blinstrubą statybininkų kultūros rūmuose, čia mano klasiokas Štaras Rimantas nusitempė, mes su juo ir vienam suole nuo 1 klasės sėdėjom ir nesakau, kad vienam kieme, ne vienam, buvom vienas nuo kito nutolę ne pamokų metu, o šiaip tai irgi nepasakyčiau, kad buvom neišskiriami draugai, mes tiesiog sėdėdavom greta labai dažnai vienam suole ir abudu buvom šiek tiek neprinokę mokslams, turiu omeny, kad ėjom nuo 6,5 metų, tai truputėlį jaunesni už visus kitus. Rimai sausio 30 yra gimtadienis, mano sausio 16. Tai tokie, gal ir laikėmės, kad negautume į nosį nuo vyresnių šiek tiek už save, 7-mečių, tai laikėmės kartu. Ir laikėmės kartu iki statybininkų rūmų, paskui staiga mūsų interesai įsiskyrė, tiksliau aš vėlgi, mano smegenys buvo labai sujauktos, aš nežinau, ties kuo man apsistoti ir į kur man stoti, jokių ypatingų gabumų nereiškiau, niekur aš galėjau ekonomiką studijuoti, nes gerai pardavinėjau su mama braškės turgelėje, bet tada nežinau, ar buvo toks skyrius ekonomikos. Tu metu jau buvai artistas, tu čia bet aš ir anksčiau pardavinėjau. Taip kad nebuvau užsisprendęs, tai stojau ten, kur lengviausiai, žinoma, aš ir neprasmukau į tą istoriją. Gavau iš lietuvių kalbos raštu 3. Kad tu čia su trejetu universitete veiksi? Nieko. Tai tada pašaukė mane Rimantas Štaras, kuris jau buvo įstojęs į
į konservatoriją aktorinį pas Juozą Rudzinską, į jo klasę. Vladai sako, ateik, mėgink. Tada prasidėjo mano toks jau rimtesnis, ne tiek domėjimasis, kiek buvimas tarp žmonių, kurie domisi, sakykime, teatru, kurie domisi tom parankiniam medžiagom, kurias reikės studijuoti ar mokytis, ko. Bet į teatrą aš nevaikščiodavau. Mums buvo uždraudęs Vladislavas Blinstrovas vaikščioti į profesionalų teatrą, nes ten tik tai vaidina, ten nieko gero nepamatys, ten visi blogai vaidina ir tik saviveiklai yra gerai. O saviveiklos tuo metu buvo labai populiarius, nežinia, kodėl, gal čia Lūks partijos nutarimas buvo, kad ten tų liaudės teatrai skleidėsi kaip rožynai kokie, tai vienam rajone, tai kitam, tai trečiam užtenka vieną spektakliuką, kaip nors suregzti, sumegzti ir jau tu liaudės teatrą gauni. Šalia liaudės teatrų ten koks nors dar yra ir buhalteris, žodžiu, visa jau įstaiga ir tame liaudės, į tą liaudės teatrą staiga vakar buvo paprastas toks saviveiklus būrelis, šiandien liaudės teatrui, žiūrėk, jau pusę salės susirenka jaučiu. Ir jau yra su kuo palyginti. Gali akademiniai palyginti su savo teatriuku. Akademiniam tuščia, o pas tave pusė salės. Labai gerai. Vadinasi, yra tam tikra gana gera ta atsvara profesionaliam teatrui, kaip mes manėme. Va, ir tą saviveiklą džiaugiamės. Apskritai buvo labai įdomu dirbti ir pagalvoju, kad iš tiesų gal dabar ir jaunimui, kuris baigtų profesionaliuosius mokslus, reikia žiūrėti taip, kaip Tvenas, kad kažkada sakydavo pirmus 3 metus, gali ir negauti už kūrybą jokių pinigėlių. Pirmus 3. Taip. Bet jeigu jau paskui po 3 metų nebegauni jokių pinigėlių, tai tada jau keisk savo profesiją. Bet pirmus 3 metus dar kentėk kaip nors kankinti. Tai aš ir apie tą saviveiklą galvoju, apie tokį pusiau profesionalų ir sielai ir kūnui reikalingą daiktą, ne profesiją, bet tokį žaidimą, vadinkim. Ten tas žaidimas buvo irgi su savom ambicijom ir merginos, prisimenu, turėjo dublerius. Ir kokios kovos vyko tarp dublerių. Kodėl čia šiandien ne aš, kodėl jinai. Apskritai tai buvo įdomus metas, kaip ir visa, kas buvo jaunystė. Na, tu taip ir nepasakai, kas tai. Kokie artistai buvo tavo? Aš tuo metu žinojau Juozą Rudzinską. Nes pasimokė. Tuo metu mačiau per televiziją labai gerų artistų. Pavyzdžiui. Georgas Otsas. Jo, Muslimas Magumajevas. Čia saldu. Taip, vieni saldėsiai. Ne, Georgas Otsas tai buvo iš tikrųjų puikus dainininkas. Aš visada jam pavydėdavau, kadangi irgi ketinau būti ne aktorimu, o dainininku prieš tapdamas aktoriumi, dar tarp aktoriaus ir istoriko. Dar aš turėjau norą būti dainininku, bet man neužteko drąsos belstis į tą projektoriaus kabinetą ir nutariau nebebūti juo, bet per tą laiką, per 2 mėnesius aš sugebėjau daug ko prisižiūrėti, televizorius daug ko rodė, man labai patiko Georgas Otsas, kaip jis neatverdamas burnos labai gražiai gieda ir labai gražiai dainuoja ir balsą gražų turi, kaip Muslimas Magumajevas visada juodu fraku tokias gražias lyrinės ir dramatinės gaidas ištraukė, kokie buvo gerbėjai ir gerbėjus jų, ypač Muslimo Magumajevo. Taip kad į ką pasižiūrėti tikrai buvo per televiziją, bet jeigu į ką aš įveidavau, tai tik tai filharmoniją klausytis muzikos. Į jokius operos teatrus ar dramos teatrus nevaikščiau ir aš nemaniau, kad aš būsiu tuo aktoriumi. Tiesiog man tai buvo labai netikėtas neskambutis, o susitikimas su Rimantu Štaru, kuris sako, tu čia nustok bastytis ir ateik į akademiją, pamėgink.
O kadangi su Vaišyte mes buvom pažįstami, šokom per mūsų... Prašau, tikras artistas, kabina aktorinio meistriškumo katedros vedėja, būdamas 17 metais. Nu, ko nepakabinus, jeigu kimba. Jo, tai tuo metu tarsi ir per jos protekciją pakliuvau aš į tą Rudzinsko kursą. Nors kalba buvo mano pasibaisėtina. Aš nemokėjau lietuviškai gerai šnekėti, na jau visi Vilniečiai nuo metu kalbėjo blogai apie kauniečius, aš net nešneku. Man regis ten šis lietuvių nebuvo tuo metu, Kaune buvo vieni tokie apie Kauną suvažiavę lenkaičiai. Va, ir lietuvių kalba visai kitokia buvo nuo metu. Mano laikais, nei kad šiandien tokia išpuoselėta. Net neprisimintum tarimo, kokių frazių, nieko neprisimeni, žargonų. Ne, neprisimenu. Aš tai, čia tie juokai yra jau seniai tokie nudėvėti, kad neverta jų nei kartu. O akademijoje, arba tiksliau konservatorijoje, buvo specialistų, kurie kalbėjo lietuviškai. Kurie baisėjusi tais, kurie nemoka lietuviškai. Iš tokių pasibaisėtinų objektų buvo ir Bagdonas, kur dėstytoja Jankutė sakydavo, kas jį priėmė, kas, kodėl, Dieve, kiek man reikės su juo kankintis, Dieve, kodėl jis. Žodžiu, visą laiką konfliktas buvo tarp Rudzinsko ir Jankutės toks ne viešas, bet kam tu priėmė šitą žmogų, su kuriuo man reikės tiek daug dirbti, kad galėčiau nors kiek išmokti lietuviškai. Na, stengiausi, man nepavykdavo. Paskui gal po kokių 20 metų, neprisimenu, bet susitikę mes buvom jau, kai baigė dėstytojaut, Eugenija Jankutė, kai kažkur iš Šiaulius išvažiavo jau po kažkiek laiko, gana neseniai mes buvom taip susitikę ir jį jau nebeturėjo priekaištų mano šnekai, galiausiai jos įdiegiamas mokslas vis tiek pasiekė savo tikslą ir aš šiaip ne taip vis tiek jau galiu su jumis kalbėti lietuviškai. O kartoju, artistų, dramokų, nežinojau, Rudzinską žinojau, žinojau Nusevičiūtę. Vaidinančią, kažkur mačiau pasakojimą. Nebuvo mano interesų objektas teatras. Aš tikrai galiu pasakyti ir dar ir dėl tos vienos priežasties, kad iš tikrųjų anų metų turbūt teatras nebuvo kažkoks langas į pasaulį, kokį turėjo, sakykime, 90-ieji metai ar dabartiniai laikai, Oskaro Koršunovo, Tumino. Tuo metu vienas akademinis ir vienas Rusdramis. Taip. Ir dar Rusdramis neturėjo Viktiuko, taip kad buvo visiškai gili duobė tokio. O jaunimo teatras buvo įkurtas kaip tik tada, kai Bagdonas baigė mokyklą. Gal metais anksčiau. Praktiškai tau, ar ne? Ir Gaidys dar nestatė, man atrodo, tų savo žymių komedijų Klaipėdoj. Bet nebuvo tiesiog prasmės didelis vaikščioti teatrą, nes ten nieko ypatingai turbūt ir negalėjai surasti. O tu kada nors atradai, ar tik tai Nekrošiaus spektakliai buvo pasaulyje? Kada nors nuėjai kokį? Atvirai tariant, labai didelį įspūdį man darė spektakliai, kuriuos pastatė Viktiukas. Rusų dramos teatre. Ir tuo metu man atrodo, kad Rusų dramos teatre sėdėjo tik tai lietuviai. Tai buvo toks metas, kada buvo visiems nepaprastai įdomus tas teatras. Kada Motovilova, Jefremovas, Jevdokimovas, Gūninas, tai buvo tokios ryškios žvaigždės ir taip jos gražiai spindėjo ant tos scenos, kad tu tiesiog negalėjai
praeit pro šalį Rusų dramos teatrą. Ir tas Rusų dramos teatras, kur dabar mūsų prie vaikų pasaulio, koks tam tas dabar įstaiga. Zara ir verslo. Kas? Jo, kažkoks verslo. Va, tai ir norėjai žiūrėti juos, jau tada tikrai, jau baigęs visas studijas buvau ir spindinčiom akim, kaip koks studentas, aš žiūrėdavau kiekvieną artistą, kuris praeidavo pro šalį ir ateidavau į kokį bufetą. Be abejo, aš prisimenu dar ir tą metą, kai Jukna sėdėdavo, Zalanskas sėdėdavo prie bufetėlių, kažkur netoli, čia jau nacionalinis teatras. Derkinti prisimenu. Daugiausiai Jukna gal su Zalansku ir Zulonas dar buvo šalia, jie ten aptarinėjo savo gyvenimiškos klausimus, ko gero prie taurelės. Vis tiek man buvo įdomu žiūrėti, ypatingai Jukna, kuris buvo nepaprastai išvaizdžios tokios. Ir fotogeniškas, ir koks labai kilnios išvaizdos, tikras baronas. Tada juos žiūrėdavai, kaip, nesakau kaip į pavyzdį, kaip kokie neliečiamieji, šventieji, tie žmonės, kurie daro Lietuvoje tą lietuviškąją kultūrą, neša tą kultūrą žmogui į sielą ir taip toliau. Ir tikrai tu tą jautėjai, ar čia dabar iš mandagumo sakai? Aš jaučiau tikrai, jeigu aš nejaučiau, tai net nesulėtinčiau žingsnių praeidamas pro juos. Ir aš pusę akies, aš nedrįsdavau taip jau visą akimis įsistebėti į Jukną. Pusę akies man užtekdavo tik tai praeiti, žinot, kad aš pasižiūrėjau ir jis žvilgtelėjo į mane. Kas aš toks jam, be abejo. O kai kartu vaidino? Kartu vaidinom, tai jau čia buvo truputėlį vėliau, nors gal ne vėliau. Džordano Bruno procesas Artemo Inozemcevo spektaklyje. Jis, atrodo, neseniai dėjo per televiziją. Gana simpatingas buvo vaidinimas ir Artemas Inozemcevas pirmas iki, man regis, net paragavo tos režisūrinės duonos. Ir kur paragavo? Televizijoje, kur tiesiog yra beveik neįmanoma, neturinčiam patirties jokios, nei televizinės, nei režisūrinės padaryti spektaklio. O man regis, jam ten gavosi visai neblogai. Ir labai rimtas dalykas būdavo televizijos teatras. Jo, tais laikais. Ir tiesiog žiūrėdavo žmonės kaip premjerą teatre. Labai rimtai. Ir laukdavo tų premjerų. Man dar ką atsimenu labai gerai. Aš galėjau palyginti, nes aš mačiau akivaizdžiai, kaip Jukna vaidino vieną iš inkvizitorių, vyriausiai. Jis tekstą, žinoma, nemokėjo. Kam mokytis tekstą, jeigu tik vieną kartą tu jį perskaitai. Tai jis taip didžiai, kažkaip ypatingų būdų pakreipdavo galvą, mąsliai. Suskaitydavo tą tekstą. Mąsliai pakeldavo galvą. Ir iš naujo atmintinai jį pateikdavo Kunavičiui, kuris vaidino Džordaną Bruną. Sakydavo Džordanas, tas vėl pasižiūrėjo. Ir vėl paklausė. Buvo labai smagu ir juokinga žiūrėti. Kai įsijungiau televizorių, nieko juokingo nebuvo. Absoliučiai buvo, taip viskas tikra, atrodo, kur čia? Nėra taip, kad jis skaitytų. Negali to būti. Jis neskaito, jis tiesiog galvoja. Bet aš dar tokio lygio nesu pasiekęs. Tikrai su Jukna šią prasme tikrai negaliu sulygti. Bet tai nuostabus buvo artistas ir be abejo buvo labai reikalingas žmogus ir televizijoje, tik man ir kine, tik man atrodo, kad jie nedaug išnaudota yra, buvo. Ir dabar sunku net būtų parodyti jį. O gal galėtum palyginti, va tuo metu, kai tu studijavai, kai tu pradėjai, kai pats vaidinai televizijos teatre, koks požiūris buvo į televizijos teatrą? Ar buvo, kaip dabar, pavyzdžiui,
gali žmogus vien televizijoje būti, o teatras kažkas menko. Matot, visą tai, ką mes dabar matome, nu ne visą tai. Bet sakykime, dviračio šou ar kokios nors panašios į tai programos. Pas mus buvo įmanomus tik tai per teatro dieną ar per kokią nors, nežinau, balandžio 1. Visais kitais laikais šitie, taip sakant, pasimėgavimai juokeliais, jie buvo kaip tabu. Neprofesionalu ir nereikalinga, reikia rimtais dalykais žaisti, o ne kokiais juokais juokauti. Taip kad ir televizijoje darbai buvo susijęti vien tik tai su kažkokiais rimtais kūriniais. Tuo labiau aš pamenu, kad dar tuo metu jau atrodo gyvavo Efroso teatras, ne? Taip. Ja. Efroso teatras, Tagankos teatras, kur viskas ten į gilumą, vis gilyn į žmogaus sielą, o ten, kad kokį nors šposą scenai rodytum, nu gink Dieve, to nereikia. Reikia kapanotis po žmogaus sielos dugną ir jame ieškoti perlų. O humoras tai buvo vienas iš tokių, sakyčiau, ginklų, kurie galėjo būti estradoje, ten kur nors per pertraukėlę tarp dainininkų, dainavimo, kad koks nors išeina estrados meistras ir pasako savo paties kūrybos anekdotą, kokį nors labai neilgą, kad galėtų persirengti artistai per tą laiką. Taip kad šitokių programų, jeigu aš galėčiau įsivaizduoti, kad bus tokios programos Šok su manim ar Šok be manęs, į sąmonę neateidavo tokios mintis. Kodėl? Tai būtų labai nerimta. Bet jeigu, kai tu studijavai ir, tarkim, joks teatras tavęs nepaimtų, o tau reikėtų eiti televizijos aktorius, ką tai tau reikštų? Man atrodo, aš turėčiau nusišauti. Tais laikais televizija tai buvo vieta, kur tai pati prasčiausia. Kur eina visi, kas niekur netilpa. Kas negabus, kas nieko nesugeba, tai tas eina į televiziją. Va ten tavo vieta, toj televizijai. Tu tik tiek gali, va ten tavo vieta televizijai būsi ten ir lindėsi iki savo gyvenimo pabaigos. O kad tai būtų galvojama dabar, mokantis akademijoje. Bet ir paradoksalu, žiūrėk, mes kalbam apie rimtus spektaklius televizijos tuo metu, kai... Taip, tiesą sakant, tas televizijos teatras, jis tik pradėjo savo, man atrodo, daigus leisti tuo metu, 70-ieji metai. Bent jau aš per televiziją pati... Ir mūsų programos būdavo labai trumputės palyginus su šiandieniniam programom, kurios nuo 6 ryto prasideda ir baigėsi 12-1 valandą nakties. Gali sklaidytis kiek tik nori, būdamas tam televizijos direktoriumi. O tuo metu prasidėdavo 6 ir baigdavosi 10 ar pusė 11. Reikia susėtis. Gal aš meluoju, bet gal aš gerai neprisimenu, bet kažkas tokio buvo. Va, ir be abejo, gal ir buvo, bet į mano atmintį dabar neužklysta ar negrįžta nieko, kas būtų susijęta su kokiu nors humoru, kad būtų susijęta su kokiais nerimtais dalykais. Viskas buvo labai rimta, viskas buvo labai, čia žodis geras, oru, iš tikrųjų. Ir toj televizijai turėjom oriai atrodyti. To neorumo niekas nepakęsdavo, tai yra visi nepakęsdavo, orius buvo žinios, orus buvo ten kokie nors sąjungos suvažiavimai, ten ar Lietuvos partiniai suvažiavimai, dar kokie nors... Nei tu žiūrėjai, nei tu Aš nežiūrėjau, aš nežiūrėjau, žinias tai žiūrėdavau. Ladai, žinai, ką aš dar paskaičiavau? Paskaičiavau, kad Vladas Bagdonas scenoje yra sukūręs
Apie 60 vaidmenų. Tai čia daug. Nedaug. 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 Iš jų pas Nekrošių 12. Daug. Daug. Va, koks geras dalykas. Ir esi, nekartą girdėjau arba skaičiau, esi laikomas Nekrošiaus alter ego ir labai tai, reiškia, be jokio ten plasnojimo reaguoji. Nu, kaip aš dabar, suplasnočiau, vis tiek sėdėčiau vietoje, nepakilčiau aš nuo to. Matyt, Eimintui Nekrošiui, tam tikrą laiką reikėjo žmogaus, kuris galėtų atskleisti jo sumanymus. Tinkamai. Aš esu artistas be ypatingų ambicijų. Tiesą sakant, esu pademonstravęs jas vieną kitą kartą, bet jos netokios būtų, kad galima būtų jau kastis į žemę. Ar režisieriui, ar pačiam aktoriui. Aš nebijau darbo. Aš labai daug neklausinėjau, nes tiesiog tingiu. Manau, toks būdas, aš labai tingiu klausti. Jeigu man pasako kokią užduotį, tai aš ją vykau ir galiausiai po kokio 10 karto suprantu dėl ko. Tai kam klausti, jei vis tiek sužinosi dėl ko. Kita vertus, jeigu aš ir paklausčiau Eimunto Nekrošiaus, tai jis labai nustebęs pažiūrėtų į mane. Kodėl tu klausi? Argi čia tau neaišku? Daryk ir viskas bus aišku. Jis nėra iš tų, kuris mėgsta daug aiškinti, jis mėgsta, kad mes vaikščiotume kojomis. Aš galvoju, šneku ir galvoju, kad kol nešneki, tai mintis sukasi, o kai kalbi, tai jos kažkur dingsta. Sakai, negalvoti, pliauškylė, žinau, kas tik tau. Tiesiog papasakok, kokio aktoriaus reikia Nekrošiui. Nu ką žinau, kokį jam dabar reikia. Jis dabar dirba su kitais artistais ir, aš manau, kad jeigu ten yra Vidas Petkevičius, jeigu ten yra Salvijus Trepulis, jeigu ten yra Rolandas Kazlas, tai vat jų jam reikia. Ką jie ten daro, nežinau, Rolandas tai turbūt kažką daro, nes, kiek žinau, jis ten pagrindinį vaidmenį vaidina. Toj medžiagoj. O ką daro Vidas, ką daro Salvijus, reikia su jais susitikti ir paklausti. Apskritai pamatysim, ką jie ten daro, kai išeis premjera balandžio mėnesį, ar kada jie čia yra numatę. Aš manau, kad jis davė man pailsėti ir labai gerai. Nereikia įtakoti artistui režisieriui. Tiesiog režisierius turi būti visiškai savarankiškas. O kai artistas pradeda pasėdėti vienam, antram, trečiam spektaklį, režisierius gal ir norėtų juo atsikratyti, bet kažkaip nepatogu. Su juo dirbau, reikia paimti dar kartelį. Taip kad labai gerai, jog jis pasirinkęs yra kitus aktorius ir su jais dirba, neturėdamas iš galvos skaudulį kokį. O kita vertus, kas mes esam artistai? Nu, kas? Aš šiaip tikrai esu įrankis. Aš taip galvoju. Kada baigiau mokyklą, tai aš esu gavęs 4 kategorijos šaltkalvių įrankininkų specialybę. Aš turiu dar tokį diplomuką.
tai artistas įrankininkas. Aš manau, kad jeigu sueina du režisieriai ir jie rimti režisieriai, sakykim, Tuminas sueina su Eimantu Nekrošiumi, tai vis tiek ten nori nenori, pokalbio eigoj, ką darai, kas statai, kas statysi, ką darysi, o su kuo, kas pas tave pagrindinį, ką patrauks. Ar patrauks, ar nepatrauks? Nepatrauks, mes truputį kaip arkliai esam. Tik kažkodėl visi įsivaizduoja, jog mes tie arkliai turim traukti vežimą pilną ąžuolinių pliauskų. Ir ten taip sunku viskas, kad va tik tai tas gali patraukti tas pliauskas, o anas ne. Čia, aš nesakau, kad tokia yra nuostata, bet kažkodėl aš įtariu taip. Apie ką gali šnekėtis susėdę du režisieriai? Vis tiek ateina momentas, kai jie pradeda kalbėti apie darbą. Negi vien apie panas jie šneka. Turbūt ne. Taip kad, nors ir nenugirdęs esu, bet įsivaizduoju ir visiškai palaikau tą tokią jų poziciją patrauks ar nepatrauks. Gerai, taip bando. Todėl niekiek nesu suvaržytas tam tikro statuso, o čia režisierius, čia artistas. Aš esu žmogus, kuris turi įkūnyti režisieriaus sumanymą. Ir per tai dar pajusti šalia viso to malonumą. Ko neturi režisierius, tai jaust malonumą iš savo specialybės. Šito tai jis neturi. O artistas jis turi. Ir čia jo yra, kaip čia pasakius, privilegija aktorių. Režisierius sėdi, galvoja, gerai būtų čia man už jį pavaidinti. Kada nors. Jis svajoja apie tai, kaip galėtų pavaidinti. Eimantas Nekrošius pavaidino Vabalo filme. Man atrodo, iki šiol jis prisimena, ko gero su didžiausiu malonumu, kaip jis vaidino šitam filme. Ir su nuoskauda, kad kaip vis dėlto reikia klausyti. Ojojoj. Prašau. Reikia klausyti ko? Režisieriaus, paklust, koks niekas yra aktorius režisieriaus rankos. Matai, tai jis jau žino šitą patirtį turi. Bet ar nuoskauda čia yra? Ne, aš nesakau, kad esu niekas režisieriaus rankose, aš sakau, kad esu įrankis režisieriaus rankose. Tiesiog, jeigu tu esi plaktukas, tai tu turi kalt vinį. Jeigu tu esi oblius, tai turi obliuoti kokią nors lentą. Jeigu tu esi vinis, tai turi lysti į tą lentą ar į sieną. Bet vis tiek esi gyvas žmogus ir tau kažkoks patinka elgesys su tavim, o kažkoks ne. Galėtum apie tai pasakyti? Ko tu nepakenti, pavyzdžiui, kaip su tavim elgesi? Ar viskas yra į naudą, į vaidmenį? Per filmavimą filmo Krai, kuris dabar bus Skalvijoje šį ateinantį mėnesį. Kraštas, ar pašalys, net nežinau. Sakė režisierius Vladai rusiškai, jis man sakė, čia tau truputį užduos per galvą. Kuoką tokį. Tu turėsi parklysti. Ir va man tas nepatiko. Paskui sako, nebijok, jį bus guminė. O tas man patiko. Supranti, kada nesusieta yra nei su skausmu, nei vidiniu, nei kokiu išoriniu. Vidinis dar gali būti, bet irgi taip išlyga labai. Tai gali paklusti, bet jeigu jis tave stato į tokią padėtį, kur tau gali skaudėti, ar kur tau gali būti bais nepatogu, pasakyk tu man, Vladai, va dabar turėsi stotis ant rankų ar ant galvos. Ir aš jau sakysiu, palauk, duok man truputį pasitreniruoti kokius 4, net pamiršau. Ne, dabar stokis. Aš būsiu įsižeidęs. Man neduota tiek laiko.
Bet aš nemanau, kad Nekrošius yra ar Tuminas yra iš tokių režisierių, kurie reikalauja iš artistų neįmanoma. Jis tiesiog stengiasi, kad artistui būtų patogu ir kad toj patogioj pozicijai save galėtų atskleisti kuo įvairiapusiškiau, koks sudėtingas žodis. O Tamulevičiūtė kaip dirbo? Na, Tamulevičiūtė dirbo kitaip. Tamulevičiūtė buvo ryški rusiškosios mokyklos mokiniai. Tai rusiška mokykla, jinai pasižymi tuo, kad jinai yra griežta. Tai yra kariuomenės tokia mokykla. Su pamokymais, su daužymais į stalą, kumščiavimais tokiais į stalą, su pakartojimais nuolatiniais. Na, pakartojimai tai bala nematė. Gali kartot iki pat paskaitos galo, gali tą patį daryti. Bet jeigu tave kažkaip apriekia, ko aš nemėgstu, tai šito klyksmo ir reikimo. Dalia amžinatilsį įturėjo tokią savybę, jai patikdavo, arba tiksliau jį žinodavo, kad jį pasieks tokių muštrų rezultatų. Kažkada su savo draugu mes kalbamės, o jis buvo profesinės mokyklos, arba tiksliau technikumų dėstytojas, fiskultūros ir istorijos. Tai su fiskultūra ten jis man nieko nesakė, bet apie istoriją jis man kalbėdavo. Aš ant jų šaukdavau. Ir po 10-20 metų ateidavau studentas buvęs ir sakė, dėstytojau, kaip gerai, kad jūs buvote toks griežtas. Aš nebūčiau tiek visko išmokęs. Aš nemoku ir man nebūdavo priimtinas tas metodas. Va, kai ateidavo Dalia su kokiais nors pyragais į kaimą, o tada man patikdavo. Bet tai čia sako, toks yra būdas, truputėlį pyragų, truputėlį lazdos ir tada bus viskas gerai toj klasėje ar toj įstaigai, kurioje dirbi ar kurioje esi ir tarp tų mokinių. Taip, kad jinai iš tikrųjų buvo griežta ir su manim, ir su savo studentais, bet kokie studentai išėjo. Ten kiekvieną be paimsi, kokią pavardę be pasakysi, tai vis mūsų teatro žvaigždės. Taip, kad manau, kad tas lazdos ir pyragų principas yra labai teisingas ir kas jį moka panaudoti gerai, neperlenkiant nei vieną, nei kitą pusę. Ateina